Sveiki. Šiandieną norėčiau pasidalinti pirmąją pažintinių Biblijos studijų tema, kurią pavadinau naujas bendravimas su Jėzumi. Bet prieš tai norėčiau perskaityti tokią iliustracinę istoriją, kuri padės mums geriau suvokti temos esmę. Andrius atsistūmė nuo stalo ir su kėde prisislinko prie lango. Iš 18 aukšto apžvelgęs miestą atsiduso. Jį buvo apėmęs jausmas, kurio neįstengė apibūdinti. Nerimas, nuobodulys, nusiminimas. Jis pats save įkalbinėjo, kad turėtų jaustis gerai. Turėjo pasisekimą darbę, gerą sveikatą, palankų šeimyninį gyvenimą, mielus vaikus ir pinigų. Gerai gyveno, kaip sako žmonės. Tik iš kur tas nesuvokiamas nepasitenkinimas? Gal jam kažko trūko? Andriaus gyvenimas buvo geras gyvenimas, bet neapstus gyvenimas. Dabar kaip rasti tą gyvenimo apstumą, kurio Andrius neturėjo? Pažvelkime, ką sako apie tai šventasis raštas. Laiškas Romiečiams 6 skyrius 22 eilutė, 23 eilutė. Paulius sako, atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Taigi, šiose eilutėse Paulius sako, kad Dievas dovanoja žmonėms amžinąjį gyvenimą. Ir tą amžinąjį gyvenimą žmonės gali atrasti Jėzuje Kristuje. Jono 10 skyrius 10 eilutė yra parašyta, vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Jeigu mes paskaitysime visą Jono 10 skyrių, mes pamatysime, kad šiuos žodžius ištarė Jėzus. Taigi, ką sako Jėzus? Jėzus sako, kad jis atėjo į šią žemę tam, kad žmonės turėtų gyvenimą. Ir paskui prideda apsčiai jo turėtų. Taigi mes matome, kad gyvenimo apstumas yra įgyjamas Jėzuje Kristuje. Laiškas Kolosiečiams 2 skyrius 1-3 eilutės. Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jus, už laudikiečius ir visus, kurie nėra matę mano veido, kad būtų paguostos visų širdis, kad meilę suvienyti visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo slėpinį Kristų, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Taigi, Paulius šiose eilutėse arba šiame laiške Kolosiečiams, jisai kaip ir leidžia Kolosiečiams arba Koloso miesto tikintiesiems žinoti, kad jis daro viską, kas yra jo jėgose, kad tos bendruomenės tikintieji galėtų pasiekti supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo slėpinį Kristų. Tai yra, Paulius dėjo visas pastangas, kad toje bendruomenėje žmonės galėtų pažinti Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Kodėl? Dėl to, kad jame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Tai yra, Jėzuje Kristuje yra viskas, ko žmogui reikia, kad žmogus turėtų tą gyvenimo apstumą, kurio neturėjo Andrius. Ar galima šią dovaną įsigyti arba užsitarnauti? Ankstesnėse eilutėse mes skaitėme, kad tai yra Dievo dovana. Klausimas, ar mes galime tą dovaną kažkokiamis tai pastangomis patys įsigyti arba užsitarnauti. Atkreipkime dėmesį, kas parašyta Romiečiams 6 skyriui 23 eilutėje. Parašyta, Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Parašyta malonės dovana. Malonė tai yra tai, ko žmogus neužsitarnavo. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus sėdi įkalinimo įstaigoje ir išeiti jis gali tik tais
dviem atvejais. Jeigu jisai išbūna visą tą laikotarpį bausmės, kuris jam buvo priskirtas, arba jeigu jam yra suteikiama malonė. Ką reiškia malonė? Tai reiškia, kad žmogaus buvo pasigailėta, nežiūrint į jo padarytus nusikaltimus, jam buvo suteikta laisvė anksčiau. Tai vat, žvelgiant į šitą eilutę, mes suprantame, kad šios dovanos žmonės negali kažkaip tai įsigyti arba užsitarnauti, nes tai yra Dievo malonės dovana žmonėms. Efeziečiams 2 skyrius nuo 8 iki 9 eilutės. Čia yra parašyta: Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Paulius čia sako, vėlgi, jau dabar rašydamas laišką Efezo bendruomeniai, jisai vėlgi pabrėžia tą pačią mintį. Kažkodėl Pauliui buvo labai svarbu, kad tikinti žmonės tai žinotų. Sako, jūs esate išgelbėti malonę, tai yra jūs neužsitarnavote tos dovanos, bet jums buvo suteikta malonė per tikėjimą. Sako, ir ne iš savęs. Sako, iš savęs jūs negalite jos užsitarnauti arba įsigyti, sako, bet tai yra Dievo dovana. Ir jeigu mes skaitysime visus Pauliaus laiškus Naujajame testamente, mes matysime, kad Paulius visada akcentuoja, kad amžinasis gyvenimas tai yra Dievo malonės dovana Jėzuje Kristuje. Gerai. Dabar, kodėl Dievo mums siūlomo to gyvenimo apsčiai negalime užsitarnauti? Kodėl mes šito gyvenimo užsitarnauti negalime? 1 Jono laiškas, 3 skyrius, 4 eilutė. Čia yra parašyta: kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė tai įstatymo laužimas. Taigi Jonas aiškiai čia įvardyja, kad nuodėmė tai yra Dievo įstatymo sulaužimas. Toliau skaitykime, ką Paulius sako laiške Romiečiams 3 skyriuje nuo 10 iki 12 eilutės. Kaip parašyta, nėra teisaus, nėra nei vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi nuklydo, visi nuėjo vėjais, nėra kas darytų gerą, nėra nei vieno. Taigi, Paulius kalba apie tai, kad žemėje nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų teisus. Nėra žmogaus, kuris Dievo ieškotų. Parašyta, kad visi nuklydo ir visi nuėjo vėjais. Tai yra, nėra kas darytų gerą. Įsivaizduojat, Paulius sako, nėra tokių žmonių žemėje. Bet dabar labai svarbu suprasti tą, kokiame kontekste Paulius šią mintį išsakė. Jis tuo žodžiu skyrė tuo meto žydams. Tai yra, mes žinome, kad didžioji dauguma žydų, jie nepriėmė Jėzaus Kristaus kaip gelbėtojo. Jie bandė gelbėtis įstatymo darbais. Todėl Paulius šią mintį kaip ir skyrė būtent jiems tiesioginė ta žodžio prasme. Jis jiems sako, nėra teisaus, nėra nei vieno, įstatymas mūsų negali išgelbėti. Mūsų išgelbėti gali tik tais Jėzus Kristus, kurį mes galime priimti tikėjimu. Ir šitą Jėzų Kristų mums dovanoja Dievas. Toliau Romiečiams 3 skyrius nuo 23 iki 24 eilutės, vėlgi Paulius pakartoja jau anksčiau išsakytą mintį. Sako, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovana jo malonę dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Labai svarbu suprasti, kad kada Paulius sako, kad visi nusidėję, tai vadinasi absoliučiai visi. Ir tai yra, kiekvienas žmogus savo gyvenime buvo nors kartą sulaužęs Dievo įstatymą ir padaręs nuodėmę. Ar tai būtų bažnyčios vadovas, ar tai būtų jūsų
tėvai, ar tai būtų jūsų geriausi draugai, ar tai būtų kažkoks, sakykime, aktorius iš filmo, kuris jums labai patinka ir kuris jūs žavi. Tai yra, Paulius leidžia žinoti, kad absoliučiai visi žmonės yra nusidėję. Visi, įskaitant ir mane. Vėlgi mes grįžtame prie to pačio klausimo, kodėl Dievo siūlomo to gyvenimo apsčiai mes negalime užsitarnauti. Ir dabar paskaitysime kitas kelias eilutes, tai patarlių 14:12. Čia vienas iš išmintingiausių pasaulyje žmonių, tai yra Saliamonas, nes jis parašė patarles. Jisai sako, žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį. Čia Saliamonas kalba apie tuos žmonės, kurie nepažįsta Dievo. Tiems žmonėms gali atrodyti, kad su jais yra viskas gerai, bet iš tikrųjų Saliamonas sako, kad galų gale tas jų gyvenimo kelias ir tie pasirinkimai nuves į mirtį. Tai yra, Saliamonas, jisai sako, ką jis nori čia pasakyti, kad be Dievo nė vienas žmogus negali išsigelbėti. Laiške Filipiečiams 2 skyrius 13 eilutėje Paulius sako, nes Dievas iš savo palankumo skatina jūs ir trokšti, ir veikti. Kodėl aš šioje vietoje pasidalinau šią eilutę? Nes dažnai žmonėms atrodo, kad jie yra geri, nes jie geba padaryti kažkokį tai gerą darbą savo artimui žmogui. Tai yra, jis gali galbūt žmogus nueiti pasisiūlyti kaimynį nupjauti žolę, arba pavyzdžiui gali nupirkti kažkokiam tai vargšui pavalgyti. Ir toks žmogus dažną kartą yra linkęs priskirti tą gerą darbą kaip savo nuopelną. Bet Paulius aiškiai sako, kad žmogus pats iš savęs, jis negeba trokšti gero. Tai, kad žmogus kažką tai nori gero padaryti, tai reiškia, kad Dievas arba Dievo jėga arba šventoji dvasia veikia tame žmoguje ir skatina jį daryti tuos gerus darbus. Ir žmogus pats nesuvokdamas atsako į šitą šventosios dvasios balsą ir stengiasi kitam žmogui padėti. Bet mes turime suprasti, kad tai ateina iš Dievo. Nes be Dievo, be šventosios dvasios, kuri kiekviename žmoguje veikia, žmogus pats iš savęs jisai tikrai negalėtų jokio gero darbo kitam žmogui padaryti. Dabar kas laukia nuodėmingo žmogaus? Mes prieš tai kalbėjome, kad visi nusidėjo, visi nusikalto, nėra kas gero ieškotų, ar ne? Ir dabar klausimas, kas laukia žmogaus, kuris nusidėjo? Ir Paulius sako, atpildas už nuodėmę mirtis. Tai yra jeigu visi žmonės yra nusidėję, vadinasi, visi žmonės turėtų mirti. Turėtų pražūti amžiams be galimybės gyventi amžinai. Ir va čia aš einu prie tos ankstesnės minties, kodėl žmogus negali užsitarnauti amžinojo gyvenimo. Kodėl žmogus negali kažkokiu tai būdu įsigyti to amžinojo gyvenimo, kodėl tai yra Dievo malonės dovana. Taigi visi esame nusidėjėliai, pasikeisti negalime, o nuodėmės alga yra mirtis. Štai kodėl Dievas mums siūlo amžinąjį gyvenimą. Bandymai pataisyti ar kaip nors patobulinti senąjį gyvenimą nepadės. Prireiks visiškai naujo gyvenimo, kad tikrai galėtume gyventi gerai. Jėzus sakė, jūs turite gimti iš naujo. Galime rasti tuos Jėzaus žodžius Jono Evangelijoje 3 skyriui 3-5 eilutėje. Taigi Dievas nori mums padovanoti šią gimimo iš naujo patirtį. Ką Dievas jaučia šiam pasauliui?
Kaip Dievas mato šį pasaulį? Žiūrėkite, Jono 3 skyrius nuo 16 iki 17 eilutės. Čia yra parašyta, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Parašyta, kad Dievas pamilo pasaulį. Pasaulį tai reiškia visą žmoniją, visus žmonės, kurie gyvena pasaulyje, Dievas pamilo ir atidavė savo viengimį sūnų. Čia kalba eina apie Jėzų Kristų. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Taigi mes vėl grįžtam prie tos minties, kad Dievas iš savo palankumo, iš savo meilės žmonėms, nors žmonės to ir nenusipelnė, Dievas pasiuntė savo sūnų Jėzų Kristų, kad jis ateitų į šią žemę, numirtų žmonių nuodėmės ir tokiu būdu, kad kiekvienas žmogus, kuris tiki Jėzaus Kristaus mirtimi ant kryžiaus, būtų išgelbėtas. Dar čia tokia mintis, kuri man labai patinka, 17 eilutėj, tai parašyta, kad Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Taigi šiandieną Dievas nesmerkia mūsų, nesmerkia dėl to, ką mes padarėme praeityje, nesmerkia dėl to, ką mes darome dabar. Dievas trokšta mus išgelbėti. Dievas trokšta, kad mes pamatytumėm savo beviltišką nuodėmingą gyvenimą ir kad supratę, kad tas gyvenimas mus nuves į pražūtį, kad mes kristumėm prie Dievo kojų, kad mes atiduotumėm visas tas nuodėmes Dievui, kad jis galėtų apvalyti mus nuo tų nuodėmių ir kad mes galėtumėm pradėti naują gyvenimą su Kristumi. Apstų gyvenimą su Kristumi. Kokią įtaką nuodėmė daro mūsų santykiams su Dievu? Izaijo 59 skyrius, pirmos 2 eilutės. Viešpaties ranka nėra sutrumpėjusi, kad negalėtų gelbėti, nei jo ausis apkurtusi, kad neišgirstų. Bet jūsų kaltės atskyrė jūs nuo jūsų Dievo, jūsų nuodėmės uždengė jo veidą ir jis nebegirdi jūsų. Mes matome, šiuose eilutėse mes matome, koks yra nuodėmės poveikis. Kada nuodėmė ateina į žmogaus gyvenimą, parašyta, kad ta nuodėmė atskiria žmogų nuo Dievo. Ir turbūt labai gerai visą šitą iliustruoja istorija iš pradžios knygos šventame rašte. Ten yra aprašyta, kaip Adomas su Ieva nusidėjo, kada jie nepaklausė Dievo, kada nusidėjo ir paskui nusidėjo pasislėpė nuo Dievo. Ir Dievas atėjęs ieško žmogaus ir klausia, kur tu? Tai yra, matote, nuodėmė jį verčia žmogų trauktis nuo Dievo, atsiriboti nuo Dievo. Dievas tuo tarpu ieško žmogaus. Gerai, kas yra Jėzus? Jono Evangelijoje 1 skyriui 1-3 eilutės. Čia yra parašyta, pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Taigi, ką mes čia matome? Mes matome, kad Jonas, rašydamas apie žodį, pamini, kad tas žodis buvo Dievas. Dabar klausimas, ką Jonas turi omeny, kas yra tas žodis. Ir jeigu mes skaitysime toliau 1 skyriaus kontekstą, tai 14 eilutėje mes gausime atsakymą, kas yra tas žodis. Tai yra, Jonas sako, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, mes regėjome jo šlovę, šlovę Tėvo viengimio sūnaus pilno malonės ir tiesos. Taigi šiose eilutėse Jonas įvardyja tą žodį kaip Tėvo viengimį sūnų.
Ir mes žinome, apie ką čia kalba eina. Tėvo viengimis sūnus buvo Jėzus Kristus. Taigi, grįžtant prie tų pirmųjų eilučių, žodis tai buvo Jėzus. Ir gaunasi taip, kad tas žodis arba tas Jėzus buvo Dievas. Taigi šventasis raštas mums aiškiai parodo, kad Jėzus buvo ir yra mūsų Dievas. Kokią galią turi Jėzus? Laiške Hebrajams 1 skyrius, 1 2 eilutės. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus. O dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis savo galingų žodžių visatą. Nuplovęs nuodėmes atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. Taigi, ką mes čia matome apie Jėzaus galią? Parašyta, kad Dievas per savo sūnų, tai yra per Jėzų, sutvėrė visus pasaulius. Tai yra viskas, kas yra visatoje, visos planetos, visi žvaigždynai, visos galaktikos, viskas, kas tik yra sukurta per Jėzų. Toliau parašyta, kad Jėzus yra Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas. Taigi Jėzaus asmenyje mes galime pamatyti Dievo paveikslą, mes galime pamatyti Dievo charakterį. Ir taip pat parašyta, kad Jėzus palaiko savo galingų žodžių visą visatą. Tai pagalvokite, kokia galia yra pas Jėzų. Ir aš šioje vietoje norėčiau mus padrasinti. Žinau, kad daugelis iš mūsų susidurime su įvairiomis gyvenimo problemomis ir sunkumais. Ir tą akimirką atrodo, ta problema yra tokia didelė, tokia baisi. Ir mes nežinome, ką daryti, mes jaučiamės pasimetę. Bet aš noriu, kad mes nukreiptume mintis į Jėzų, į visatos kūrėją. Žemė tai yra viena iš nedidelių planetų, kurią Jėzus sukūrė, bet kiek dar daugybę planetų jisai sukūrė, kiek daug galaktikų jisai sutvėrė. Ir pagalvokite, ta problema toje žemėje, kurioje mes gyvename, Jėzui yra kaip mažiausias grūdelis. Pasitikėkime juo. Nukreipkime mūsų akis nuo problemos į Jėzų. Ir Jėzus tą mūsų problemą išspręs. Būkime tom tikri. Kokia buvo Jėzaus misija šioje žemėje? Mato 1 skyrius nuo 18 iki 21 eilutės. Aš neskaitysiu visų šių 3 eilučių, bet paskaitysiu 21 eilutę. Čia yra parašyta, ji, tai yra Marija, pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Taigi, mes matome aiškią misiją Jėzaus, parašyta, jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Taigi, Jėzaus misija buvo ateiti į šią žemę ir išgelbėti žmones iš nuodėmės. Dabar kaip Jėzus išgelbėjo žmones iš nuodėmės? 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 24-25 eilutės. Parašyta, jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Jūs buvote tarsi paklydusios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą. Taigi Petras sako, kad žmonės buvo išgelbėti dėka Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus. Jėzus numirė už žmonių nuodėmes ant kryžiaus, užnešdamas ant kryžiaus visas mūsų nuodėmes, pačias sunkiausias, pačias baisiausias. Nebuvo tokios nuodėmės, kurios Jėzus nebūtų užnešęs ant kryžiaus ir už kurią nebūtų miręs. Ir parašyta, jūs esat pagydyti jo žaizdomis. Va šitą savoką pagydyti jo žaizdomis mes turime suvokti tos eilutės kontekste. Tai reiškia, kad mes buvome pagydyti iš nuodėmės, mums buvo atleista, mes buvome apvalyti.
Ir toliau Petras sako, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą. Tai yra tas suvokimas, kad Jėzus numirė už mūsų nuodėmes, išvaduodamas mus iš nuodėmės kalėjimo ir suteikdamas mums amžinąjį gyvenimą, apstų gyvenimą. Tas suvokimas turėtų mus skatinti eiti pas Jėzų, grįžti pas jį ir pradėti gyventi naują gyvenimą, palikus visą tą savo seną gyvenimą praeityje, su Jėzumi pradėti gyventi naują gyvenimą. Žiūrėkime Izaiją 53 skyriuje nuo 6 iki 7 eilutės. Dievas per pranašą Izaiją sako: visi mes pakrikome lyg avys, kiekvienas eidamas savo keliu, o viešpats užkrovė jam mūsų visų kaltę. Nors buvo žiauriai kankinamas, jis pakluso ir burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli vis kerpama, taip jis nepratarė nė žodžio. Izaijo knyga buvo parašyta, jeigu neklystu, maždaug 600 metų iki Jėzaus. Pagalvokite, 600 metų iki Jėzaus Izaijas išpranašauja, kad ateis Jėzus, pasiims mūsų visas kaltes ant savęs, bus kankinamas ir mirs ant kryžiaus. Žinote, aš dažną kartą bendraudamas su tikinčiaisiais stebiuosi, kad jie neskaito Seno testamento. Tai yra, žmonės labiau yra linkę skaityti Naują testamentą. Asmeniškai aš pripažįstu abu testamentus. Mano manymu, jeigu Dievas paliko šiuos du testamentus, mes tiesiog turime juos priimti ir turime juos skaityti. Ir kad aš skaitau Seną testamentą, aš matau daug pranašysčių, kurios išsipildo Naujajam testamente. Ir iš tikrųjų man tai yra įrodymas, kad Dievas yra teisingas Dievas. Man tai yra įrodymas, kad Dievas laikosi savo pažadų, kad tokiu Dievu aš galiu pasitikėti. Taigi čia tokia mano mintis į šitą klausimą, kaip Jėzus išgelbėjo žmonės iš nuodėmės. Jėzus šio pasaulio Dievas ir kūrėjas atėjo į žemę prisimti mūsų nuodėmių ir mūsų mirties nuosprendžio. Jų vietoje jis mums siūlo savąjį tobulą apstų bei amžinąjį gyvenimą. Kokie mainai, koks sandėris nusidėjėliams. Dabar kaip galime gauti šį naują gyvenimą? Na, iš dalies mes jau tą klausimą kaip ir atsakėme. Bet pažiūrėkime dar į keletą švento rašto eilučių, kad užtvirtintumėm tą mūsų supratimą. Pirmas Jono laiškas, 5 skyrius nuo 11 iki 13 eilutės. O liudijimas toks: Dievas mums suteikia amžinąjį gyvenimą ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo. Taigi, kaip galime gauti šį naują gyvenimą? Mums reikalingas sūnus. Mums reikalingas Jėzus. Ir mes jau anksčiau skaitėme, ar ne, kad tikėjimu į Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus ir į prisikėlimą žmogus yra išgelbėjimas. Tas tikėjimas nukreiptas į Jėzaus ne tik tais atveria žmogui kelią į amžinąją karalystę, bet tas tikėjimas transformuoja žmogaus gyvenimą. Žmogus tampa naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Kas nutinka priėmus Jėzų savo gyvenimą? Pirmas Jono Evangelija, 1 skyrius, 12 eilutė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Parašyta, kad priėmę Jėzų Kristų savo gyvenimą, žmonės tampa Dievo vaikais. Va čia įdomi mintis, ar ne? Iš tikrųjų, Dievas siūlo amžinąjį gyvenimą visiems žmonėms, bet ne visi žmonės yra laikomi Dievo vaikais. Dievo vaikais yra laikomi tie žmonės, kurie sugrįžta pas Dievą.
kurie priima Jėzų kaip savo gelbėtoją, atiduoda Dievui savo gyvenimą ir gyvena su Dievu visą savo likusį gyvenimą. Kokią privilegiją suteikia buvimas Dievo vaiku? Romiečiams 8 skyrius nuo 14 iki 17 eilutės. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūs esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurie šaukiame Abba tėve. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai draugė su Kristumi, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Taigi, kokią privilegiją suteikia buvimas Dievo vaiku? Parašyta 17 eilutėje. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Taigi, tapti Dievo vaiku tai reiškia tapti paveldėtoju. Klausimas, ką mes paveldime? Parašyta 17 eilutėje. Mes Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai draugė su Kristumi. Įdomi mintis, ar ne? Sako Paulius laiške romiečiams, mes tampame Dievo paveldėtojai. Bet ką reiškia paveldėti Dievą? Studijuodamas šventąjį raštą aš dažnai pasitelkiu į pagalbą skirtingus vertimus. Nes skirtingose vertimuose tam tikros eilutės gali būti, kaip sakant, praplėstos. Truputėlį gali būti pateiktos iš kito kampo vertimas gali būti. Ir tada galima pamatyti visai kitokį paveikslą. Taigi aš pasitelkiau šitą, čia parašytą Good News Translation. Ir pažodžiui išverčiau šitą eilutę iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Žiūrėkite. Kadangi esame jo vaikai, mes paveldėsime palaiminimus, kuriuos Dievas saugo savo vaikams. Taigi, ką reiškia paveldėti Dievą? Paveldėti Dievą reiškia paveldėti palaiminimus, kuriuos Dievas saugo savo vaikams. Toliau, kitas vertimas Biblijos, čia The Bible in Basic English. Žiūrėkime, kaip skamba čia šita mintis. O jei esame vaikai, turime teisę į paveldo dalį Dievui priklausančių dalykų, įskaitant Kristų. Tai ką reiškia paveldėti Dievą? Paveldėti Dievą reiškia paveldėti viskas, kas priklauso Dievui, įskaitant ir Jėzų Kristų. Tai ką reiškia paveldėti Dievą. Vėliau antram laiške Korintiečiams 1 skyrius 20 eilutė. Kiek tik yra Dievo pažadų, jie jame yra taip. Todėl per jį skamba ir mūsų amen Dievo garbei. Taigi paveldėti Dievą, pasak Pauliaus, tai yra paveldėti visus Dievo pažadus, kuriuos Dievas paliko tikintiems žmonėms šventajame rašte. Taigi, mes paveldime visus Dievo palaiminimus jau šioje žemėje, mes paveldime gyvenimo apstumą Kristuje ir mes paveldime amžinojo gyvenimo pažadus. Taigi, baigėme mūsų pirmąją pažintinių Biblijos studijų temą ir aš norėčiau ją užbaigti su klausimu, kokią dvasinę mintį, pamoką ar padrąsinimą pasiimsite iš šių Biblijos studijų. Jeigu galite, pasidalinkite savo pamąstymais komentaruose žemiau šito video. O aš jums norėjau palinkėti palaimintos dienos ir iki sekančio karto. Sudieu.